Pinelį. Leisk man į tavo obuolių pyragą įsisprausti. Klausau. Labas, pienelį, labas. Miegojai jau gal? O kas jūs skambina? Ha, čia obuolių pyrago paveiktas skambina tau Vilius. Kas toks? Vilius. Nepažįstu. Nu ką, tu čia klausyk braškytę, tai kodėl taip anksti eini miegot, gal vyreik valgyt ką nors skaniai? Koks Vilius dar? Čia kur cinamonų kvepia, kur kvepalai su cinamonu. Eik, turim, taip. Taip, ogelė. Klausyk, Nepažįstu. Vis tiek. aš rytoj planuoju vakarienę, gal norėtum prisijungt sushi Ką? pavalgyt. Ką tokia? Vakarienę. Suši su wasabi ir su soja. Tu už ar prieš? Oi, vakinai. Vaidutė, nu. Ką tu labiau prie širdies, cipelinai gal ir triedarai? Tu kažkiek kalba visų pirma. Vilius ne karalius, bet prijaučiantis vyrėjams. Vilius. Nepamenu tokio. Na, atsigauk nuo miegučio, nes žinai, dažnai būna irgi, kad kai paskambina, sapnuoja visokius kebabus, tai žinai, neatsimeni po to. Kebabų nesapnuoju. Ne. Nes, pavyzdžiui, aš tai tave puikiausiai atsimenu iš pievų žalėsių salotų, pavyzdžiui. Aš, pavyzdžiui, kai užsisakau kur nors valgyti, pavyzdžiui, burokėlių su grybų tą, įdaru, burokėlių sriubą, tai iš karto vaida prieš akis. A, ne. Taip. Tai Jeigu pertrintas sriubą kokią nors susakau, tai iškart prisimenu rytą su tavim tą, kai saulės spinduliai tik patekėjo ir mes su tavim rytinuką greitai tokį darėm. Matai, kaip čia taip šauniai. Klausyk, kodėl taip ankstyva, čia tokia gal daug darbo verykloj? Ne. Ne? O. Esu. Nenorėtum šefo sulaukti su balta kepure? Aš? Ne. Padaryčiau tau savo šefo salotų. Nemėgstu aš salotų. O deserčiuko tada aš tau galėčiau spaustelt, kaip sakant. Po deserčiuką ir miegot? Kokią deserčiuką dar? Tai saldaus, šiek tiek gal rūgštoko, bet labai sveiko. PVZ kas būtų? Pertrinta varškytė su braškim. Neblogai. Trintas varškės desertas, tau patinka? Jo. Jogurtėlis. Jo. Svarbiausia, kad supranti viskas rankų darbo. Tai žinoma. Daug dėta meilės. Labai daug meilės. Tai va. Ir technikos. Ja, tai šaunu. Tada. Tai nenori? Tai noriu, tai prašau man. Tai atvažiuoju tada? Kur? Pas tave. Ar tu nori geriau pas mane? Tai galiu ir pas tave. Tai tvarkoja, atvažiuok pas mane. Kur? Viršuliškės. Kaip? Į Viršuliškės, sakau. Viršuliškės? Jo. A kur čia kas? Čia naujas rajonas nuo savų namų. A, ne? Mhm. O, tai toli važiuoti. Tai aš sumokėsiu už taksiuką, tu nepergyvenk. A, ne? Taip. Tai gerai. Mano deserčiukas, žinau, kauštą. Tai gerai. Tai va. Tai gal, aš nežinau, gal atvažiuot man pasimt šefės ir nuvežt į bliūdų karalystę. Paleist tau šaukšto bliūdų muzikos. Bumbiš, 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 bumbiš. Bumbiš, bumbiš. Nebegaliu. Tau net vidurius paleist galėt, kaip nuo kopūstų, žinai. O kas čia? Labukas, čia tave Vakas tau trukdo juokina. radijo stotis Zip FM iš Vilniaus. Ir tiesiog nemeterimis tim dabar. Labas, Vaida. Labas. Miegoji jau, ne? Jau. Jau. Tai Bet va. žiūrėk, Bet dabar išnaikinam tavo miegą visą, klausyk. Jau, tai tikrai. Tai gerai, tai tada man ruoš desertą, atvažiuoji? Tai gal ne. Ai, gal ne, gaila, kad Dėl prisistatėm. to, kad dviese per kūną sakiau po vieną. Tai skanesnis. Per daug deserto bus. Prieš miegą jau per daug bus. Žinok, du šefai tokie, kad Jo, nes, kaip sakant, sekundė malonumo ant lūpų, žinai, amžinybė ant užpakalių. Sužadina čia apetitą, dabar viskas. Taip, viskas. Saldžių sapnų tau, gero poilsio, labandas. Ačiū. Iki. Iki. va tau, Rolandai, matai, kaip galima greitai ir neblogai ir pigiai apseit su desertais.